Šiandien laidoje. Ar esate matę, kaip greit sudega užsiliepsnojęs automobilis? Laidos ne vienas kelyje reidas ir niekam tikę gesintuvai automobiliuose. Kodėl nuo šviesoforų dingsta papildomos rodyklės? Konkursas Gatvių reporteris. Įdomiausi žiūrovų nufilmuoti vaizdeliai keliuose ir gatvėse. Rubrika Patrulis. Ar turi teisę knaisiotis automobilyje, vairuotojas sustabdė patruliai. Dakaro maratonas ir lietuvių ekipažų pirmosios lenktynių dienos. Automobilyje reikalingas gesintuvas. Kai kurie vairuotojai matyt mano, kad raudonas balionėlis tiesiog pagyvina estetinį vaizdą bagažinėje. Puikiai dera šalia dviejų nepritvirtintų talpų su itin degiu skysčiu. Apie tai šiame reportaže. Praėjusiose laidose dalijome patarimus, kaip elgtis degant automobiliui, kaip jį gesinti patiems. Vis dėlto tam reikia gesintuvo, kurį tikimės jūs savo bagažinėje turite. Tačiau ar kada nors žiūrėjote į jo galiojimo datą? Ar esate įsitikinęs, kad prireikus gesintuvas suveiks? Taigi kartu su policijos pareigūnais nusprendėme patikrinti, ar vairuotojai laikosi kelių eismo taisyklių nurodymų ir ar paiso saugumo. Jeigu nesunku, bagažinę praverkit. Labadiena, su šventėmis. Dėkui, pateikit prašom visus reikiamus dokumentėlius. Vaistinėlę, gesintuvą. Va, gesintuvas, vaistinėlė. Gesintuvo galiojimo laiką pasižiūrėkim truputėlį. Šiaip įmonės mašina, tai viskas turi būti tvarkoj. Šaunu. Turiu prisipažinti, yra kas rūpinasi už mane. Tai šiuo atveju čia yra įmonės mašina, tai turim kas mumis pasirūpina. O gesintuvas būtinas reikalas mūsų mašinai ar ne? Aš manau, kad taip, nes yra tokiu atveju, žinom, ir tenka, kaip be būtų gaila, pasinaudoti. O pati mokėtumėte naudotis gesintuvu ištikus nelaimingą ant? Stažą buvo pravedę, jeigu bėda, tai turbūt mokėčiau. Jeigu nesunku, prasekit. Ir neturit ką veikti, žiūrėjau. To jums viską paaiškinsim. Ar turim ar neturim, ką mes veikti. Ar gesintuvas svarbus automobilyje ar ne? Taip, nes teko naudoti. Teko naudoti? Taip. Papasakok plačiau. Degė mašina, iššoka, padėjo užgesinti ir viskas. O tai dabar sekate, kada gesintuvo galiojimo laikas baigėsi, ar ne? Pas mus yra darbė, ten seka, yra darbuotojas paskirtas tam reikalui. Tačiau ne viskas taip gražu, kaip norėtųsi. Keli vairuotojai gesintuvo neturėjo. Teisinosi palikę kitame automobilyje. Įsivaizduojat, kuom gali baigtis gesintuvo nebuvimas transporto priemonėje? Tai va. Sakykit, kur jūsų gesintuvas? Nėra. Kodėl nėra pagal... Gal jau baigėsi galiojimo laikas, aš matau, kitą mašiną dar turiu, tai gal ir joj palikęs esu. Prantat, O tai gesintuvas kaip čia lieka, ar taip paskutinėje vietoje, ar lyg ir nereikalingas? Turi būti pirmoji vietoje, šiaip. Nes, visose transporto priemonės jisai privalomas. O štai šiam vairuotojai į savo ir atžalų saugumą visiškai nusispjaut. Jis bagažinėje veža 2 nepritvirtintas talpas su degalais, labai degiu skysčiu.
Vaistinėlė matau tokia pastenus. Aha, gesintuvą parodykit. Tuo tarpu ten pat numestas gesintuvas jau seniai negaliojantis ir žinoma atsitikus nelaimiai nesuveiks. Tai lyg bomba ant ratų. To gesintuvo galiojimo laikas jau pasibaigęs Jėzus tu Marija. Kada? Bet pusė yra, ar yra kažkiek pusė? Tai kaip jūs ketinate gesinti, jeigu būtų kažkas taip? Gesintuvas automobilyje jums reikalingas kam? Gaisro atveju gesinti automobilį. Tačiau kam reikalingas toks gesintuvas, kuris jau išėjęs iš galiojimo ir nieko nebeužgesintų? Nekomentuosiu. O ką darytumėte, jeigu automobilis užsidegtų? Pagal situaciją? Mačiau, bagažinėje vežate kurą, irgi gana degės medžiagas, tai jeigu atsitiktų nelaimė, neturėtumėte su kuo užgesinti? Tai gesintum parankiniam priemonėm pagal situaciją. Aš dar vieną noriu dalyką jums pasakyti, kad šita jūsų kanistra, kur yra nepritvirtinta gale salono bagažiniai, jinai smūgio atveju, nesvarbu į kažkurią tai pusę, lėks kažkam per galvas. Sėdi vienas vaikas gale ir sėdi vienas priekin. Ir jie yra būdų mažamečiai. Tai kaip jūs galvojat, jūs pasirūpinote jų saugumu? Šiuo atveju ne. Tai būtų labai malonu, kad ateityje pasirūpintumėt ir galvotumėt į priekį, o ne kol įvyks kažkokia situacija. Sėkmės, atsargiai važiuokit. Gesintuvas automobilyje reikalingas ne tam, kad išvengtumėte baudos. Šį kartą pareigūnai buvo gailestingi, tik piktai pagrūmojo pirštu. Tačiau nutikus nelaimiai didžiausią nuostolį turės patys vairuotojai. Žiūrint į transporto priemonių naujumą, tai transporto priemonės, kurios yra pačios naujausios arba apynaujas, jų transporto priemonėse esantis gesintuvai yra visiškai tvarkingi, su galiojančio data. Terminas, kai sakys, nepasibaigęs, tačiau sustabdžius begalę senų automobilių nuo 10 ir daugiau metų, tai vienas kitas, kuris pasitaiko su naujų gesintuvu, visi kiti yra arba be gesintuvų, arba su pasibaigusiais galiojimais. Tai taip išeina tie potencialus automobilių, kurie gali užsidegti, visiškai nesirūpina savo saugumu, ar kaip? Negaliu tai pasakyti iš tikrųjų, kiekvieno žmogaus reikalas, kaip rūpinti savo saugumu, tačiau kelių eismo taisykliuose yra aiškiai numatyta, ką transporto priemonėse privaloma turėti. Na, o apie gesintuvo galiojimo datą įvykus kažkokiam incidentui, na, kiekvienas turėtų pagalvoti, kad galbūt jisai nesuveiks. Nesvarbu, ar tai senas ar naujas automobilis. Netgi jei gesintuvas ir bus geras, jis nelabai pagelbės, jei bus giliai paslėptas, arba jūs pats nemokėsite juo naudotis. Taigi dar kartelį pakartosime svarbiausią priešgaisrinę taisyklę vairuotojams. Norėčiau priminti žmonėms, kad nelaikas skaityti gesintuvo instrukciją, kai automobilis dega. Labai rekomenduočiau jums susipažinti su gesintuvo instrukcija iki gaisro. Tai yra tik jį nusipirkus. O dar geriau nepagailėti ir vieną kartą su gesintuvu pabandyti pačiam užgesinti. Gesintuvai yra užpildomi įmonėse, kurios teikia gaisrinės saugos paslaugas, gaisrinės įrangos prekybą užsiima. Jūs galite tą gesintuvą užpildyti, bet kai jūs bent vieną kartą būsite gesintuvu pasinaudoję, kritinėje situacijoje jūs sugebėsite jo pasinaudoti. Automobiliui aš rekomenduoju ne mažiau kaip 2 kg miltelių gesintuvo su viršlegiu, kad jūs nuolatos žinotumėte, ar gesintuvas yra parengtas darbui ar neparengtas. Nes jeigu jūs pasirinksite gesintuvą be viršlegio, tai yra be monometro jo išorėje, tokiu atveju jūs galite ir neturėti gesinimo efekto iš to gesintuvo. Kitas dalykas, ką norėčiau akcentuoti, kad gesintuvas su viršlegiu leidžia jums daug geriau dirbti, tai yra jisai dirba tik tai tada, kada jūs jį paspaudžiate, kada jūs jį atidarote. Gesintuvas, kuriame yra paleidimo balionėlis, jisai vis dirba tol, kol išpurškia pilnai gesinimo medžiagą iš gesintuvo.
žiūrovai pastebėjo, kad kai kuriuose sankryžose nuo šviesoforų dingsta žalios rodyklės, leidžiančios automobilininkams sukti į dešinę. Kaip kad atsitiko šioje Šeškinės ir Paberžės gatvių sankryžoje Vilniuje. Pasklido kalbos, kad tai nauja iš Briuselio atkeliavusi mada ir ilgainiui žalių rodyklių gatvėse visai neliks. Šį klausimą pateikėme Lietuvos automobilių kelių direkcijos specialistui. Gal reiktų pradėti nuo to, kad yra patvirtintos naujos šviesoforų įrengimo taisyklės. Ir juose tiesiog tiksliau yra apibrėžiama tos žalios lentelės naudojimo ribos. Nes prieš tai buvusiose šviesoforų įrengimo taisyklėse to apibrėžimo kaip ir nebuvo. Reiškia, būdavo galima tą žaliąją lentelę tiesiog dėti ir naudoti. Tačiau viso pasaulio patirtis rodo, kad žalia lentelė, ne visais atvejais turėtų būti, todėl, kad yra tam tikros eismo situacijos, kada ji gali būti nenaudinga, o žalinga. Minėtoje sankryžoje papildoma rodyklė buvo nuimta matyti todėl, kad ne visada vairuotojai prisimindavo, kad degant raudonam šviesoforo signalui ši lentelė nesuteikė pirmenybės ir nepraleisdavo pėsčiųjų. Daugelį Europos šalių žalių lentelių nėra, tačiau yra papildomas šviesoforas leidžiantas sukti į dešinę. Lietuvoje dėl finansų stokos turbūt nesugebėsime pakeisti lentelių šviesoforais. Tai čia laiko klausimas. Aš kaip ir sakiau, tiesiog nereiktų gal žiūrėti iš karto taip tiesmukiškai ir tiesiog jas nuiminėti, tas lenteles. Ar ne? Tiesiog rekonstruojant sankryžas, įrengiant modernesnius šviesoforus, galbūt paplatinant eismo juostas, padidinant jų skaičių, paskaičiuojant pėsčiųjų srautus ir imtis tokių veiksmų, kad tos lentelės neliktų. Ir tai tikrai nesudarytų didesnių prastovų ar panašiai. Aš jau ir esu minėjęs, kad tikrai neateina žalių lentelių naikinimo metas. Reikia tiesiog kiekvienu atveju pasižiūrėti kiekvieną sankryžą atskirai, įvertinti srautų poreikį, pėsčiųjų praėjimo poreikį, matomumo sąlygas ir viską įvertinus priimti vienokį ar kitokį sprendimą. Kuo mažiau žalių lentelių, kuo mažiau žalių rodyklių, tuo lėtės eismas. Sutinku iš dalies, tačiau žalia lentelė ji ne tik pagerina pralaidumo sąlygas, todėl kad ji užtikrina tik posūkį dešinėn. Gali būti rekonstruota sankryža taip, kad, sakykime, būtų ne žalia lentelė, o žalia rodyklė deganti. Ir ji tada aiškiai galėtų užsidegti tada, kada nėra priešais einančių pėsčiųjų arba kitiem eismo dalyviam nesudarytų kliūties. Tai dėl to, aišku, reiktų irgi pasižiūrėti lankščiai. Vien nuimti žalias rodyklės gal ir nėra tas sprendimas, kuris visų pirma turėtų būti daromas. Tiesiog rekonstruojant šviesoforinės sankryžas reiktų tiksliai paskaičiuoti ir transporto srautus, ir poreikį, galbūt rekonstruoti taip, kad atsirastų papildoma juosta į dešinę su papildoma šviesoforo sekcija. Ir tada tos žalios lentelės tiesiog nereikia. Taigi tikimės, kad specialistai naujomis taisyklėmis vadovausis protingai ir eismas miestų gatvėse dėl išnykusių rodyklių nesulėtės. Jau antrą savaitę aistras kaitina bene sunkiausias pasaulio automobilių, motociklų ir sunkvežimio maratonas Dakaro ralis. Jo atgarsiai skamba ir Lietuvoje. Mat iššūkį kalnams, smėliui, kopoms, akmenims ir upėms metė 2 lietuvių ekipažai. Šias lenktynes svetingai pasitiko ir argentiniečiai, ir šios šalies svečiai. Miestų gatvės ir trasos buvo apgultos aistruolių. Tikriausiai nieks netiki, kad šios lenktynės gali būti lengvos. Tačiau kiekvienais metais tuo įsitikina net ir patyrę šio maratono vilkai. 3 įskaitų pirmųjų dienų lyderiai jau pasitraukė iš lenktynių. Visi 3 varžybų dieną. Pirmą greičio ruožą sunkvežimių įskaitoje laimėjęs Airatas Mardėjevas su Kamaz, 3 dieną slydo nuo skardžio, vertėsi ir negrįžo į lenktynių trasą.
Pirmą dieną automobilių klasėje laimėjęs Carlosas Souza su kinietišku Great Wall Haval viltis palaidojo, kai sugedo jo automobilio turbina. Keturračių motociklų Dakaro legenda Markosas Patronelli laimėjęs antrą dieną ir pirmąją buvęs antras, trečią dieną patyrė avariją ir iš trasos buvo išgabentas į bivaką. Per 4 Dakaro dienas ginklus sudėjo daugiau nei 80 motociklininkų, tai yra 2/5, apie 50 automobilių, tai yra 1/4, 15 sunkvežimių ekipažų, pusė, tai yra 23 keturračių vairuotojai. Tai įspūdingi skaičiai, nes dar nepraėjo nė trečdalis ralio, o iš jo jau pasitraukė trečdalis dalyvių. Ralio greičio ruožuose buvo ir lenktynininkų traumų. Susižeidė ir sraigtasparnių ligoninėje išgabentas pajėgus motociklininkas Rubenas Farija. Dėl technikos problemų iš lenktynių pasitraukė jų senbuviai motociklininkai Fransas Verhoenas ir Polas Ulemanceteris. Navigacijos problemų turėjo vienas greičiausių – Carlosas Sainzas. Net 7 ratus per 2 dienas prakirto gamyklinės mini komandos narys Nasiras Alatija. Jo komandos draugas, legendinis Dakaro lenktynininkas Stefanas Peterancelis taip pat buvo įlėkęs į griovį ir prakirto 3 padangas. Itin skaudi nelaimė ištiko Lietuvio Antano Juknevičiaus komandos draugų Kazacho, Balžano Isambajevo ir Gabdulos Aschimovo automobilį. Vyrai pakeitė nuleistą padangą ir nepastebėjo, kad jis smarkiai įkaitusi. Nuo svylančios gumos liepsnos apėmė Toyota automobilį vos per kelias minutes. Lenktynininkų paimti atvyko gelbėtojų sraigtasparnis, tačiau nuskridino tik iki artimiausio išvažiavimo iš trasos. Kazachams teko ieškoti pakeleivingų automobilių. Nors ir susispaudus, šturmanui vietos atsirado lietuvių žurnalistų automobilyje, kuriuo jis buvo nuvežtas 70 km iki bivako. Ugnies sunaikintas automobilis komandai kainavo daugiau nei 300 000 eurų. Bet tai ne vienintelė Astana komandos, kurios vadovas yra Lietuvos lenktynininkas Antanas Juknevičius, bėda Dakare. Ant šono antro varžybų dieną virto kitas komandos automobilis pilotuojamas Aidinio Rachimbajevo. Pirmadienį nesisekė ir pačiam Antanui Juknevičiui su Vytautu Obulevičiumi, kurie įstrigo trasoje. Sugedusį automobilio reduktorių trasoje jie remontavo per naktį net 8 valandas, bet spėjo finišuoti iki laiko limito pabaigos ir negavo baudos. Po poros valandų jie startavo jau kitos dienos etape. Be bėdų neapsivėjo ir kitas lietuvių ekipažas – Benediktas Vanagas su Andrėjumi Rudnickiu. Jau pirmajame etape jie kelis kartus stojo trasoje dėl kuro tiekimo problemų, tad prarado apie 25 minutes. Aukštikalnėse, kur mažesnis nei įprastinis oro slėgis ir tvyrojo itin aukšta temperatūra, siurblyje pradėjo virti kuras. Kažkas yra nutikęs su kuro sistema ir mes 4 kartus greičių ruožę stojom, manau, kad prastovėjom gal 25 minutes, tai labai apmaudu, nes greičių ruožas tikrai buvo toks, kokią norėjom. Kiek šiandieną paaiškėjo, pakankamai nemažai komandų turėjo panašių problemų. Tie patys Latviai, kurie važiuoja su Oskaru, irgi turėjo tokio pačio tipo bėdą. Tai mes manome, kad per šiąnakt mes šitą klausimą išsispręsim ir jisai neturėtų pasikartoti, nes rytoj laukia 430 km greičio ruožas. Antrą lenktynių dieną iki smėlingos trasos dalies tokių bėdų ekipažas neturėjo, bet įvažiavus į kopas, pirmos dienos problemos kartojosi. Tačiau trečias lenktynių etapas Benediktui Vanagui buvo sėkmingas. Ekipažas finišavo 28 pozicijoje ir po 3 etapų užėmė 46 vietą. Šiandieną galų gale turėjome dieną tokią, kokią ir aš įsivaizduoju, kad neturėtų būti. Jinai praėjo visiškai sklandžiai, nebuvo jokių didelių netikėtumų. Palaikėme pakankamai neblogą tempą. Tiesa, greičio ruožo metu buvo akimirka, kai labai buvo užsimanęs miegoti, matyt, kažkoks sukumuliavęs nuovargis per daug laiko kažkaip irgi daro savo, bet paskui greitai nubijau tas mintis į šoną ir tiek žinių. Tai šiandieną vėl lenkėme labai daug automobilių, aš manau, kad čia kažkaip kol kas ne karma turbūt tokia yra, kad lenkimai ir viskas tai yra labai pavojinga. Ketvirtame etape Benedikto Vanago ir Andrėjaus Rudnickio ekipažas dar labiau sužibėjo. Benediktas pasiekė geriausią karjeros rezultatą. Lietuvio Oskaro automobilis finišo liniją kirto 23. Bendroje įskaitoje Benediktas palypėjo iš 46 į 36 vietą. Deja, 5 lenktynių dieną Benediktas greičių ruože keisdamas ratą susižalojo ranką ir jam šiųmetinis Dakaras rodos baigėsi.
Kelių patrulis laidos Ne vienas kelyje rubrika. Vairuotojams keliuose ir gatvėse tenka susitikti su kelių patruliais, tačiau rubrikoje pasakosime, kaip turi atrodyti pareigūnas, kokie yra policijos darbo metodai, kada jį gali vairuotojų stabdyti, o kada ne ir panašiai. Taigi kelių patrulių klausime, kada, kokiais atvejais pareigūnas gali paprašyti apžiūrėti automobilį jo bagažinę. Prašom atidaryti transporto priemonės bagažinę. Policijos pareigūnas gali paprašyti vairuotojo atidaryti bagažinę, saloną, tam, kad policijos pareigūnas įsitikintų, kad nėra vežami ginklai, narkotikai, tiesiog uždraustos medžiagos arba daiktai ir vairuotojas turėtų paklusti pareigūnui. Nuo kokiais atvejais kelių policininkas gali sulaikyti automobilį? Policijos pareigūnas gali sulaikyti transporto priemonę, kai vairuoja neblaivus vairuotojas, apsvaigęs nuo narkotikų ar kažkokių tai kitų psichotropinių medžiagų. Toliau, kai asmuo neturi teisės vairuoti, kai yra pasišalinama iš eismo įvykio vietos, taip pat transporto priemonės gali būti nuvilktos, kai jos trukdo pėsčiųjų kitų transporto priemonių eismui. Tai yra stovėdamos ant šaligatvių, ant vejos, ženklų neįgalusis pastatytose vietose. Jos taip pat gali būti sulaikytos, uždarytos. Transporto priemonės yra nuvelkamos į saugomą aikštelę, tai yra, kur savivaldybė sudaro sutartis su tom aikštelėm. Konkretaus termino, kiek gali būti sulaikytas automobilis, faktiškai nėra, nes jeigu transporto priemonė yra uždaryta už trukdymą eismui arba už stovėjimą neleistinoje vietoje, tai faktiškai vairuotojas atvykęs iš karto gali ir pasiimti, tiesiog sumoka baudą paskirtą ir pasiema transporto priemonę. Kai vairuotojo automobilis yra sulaikomas už tai, kad jis vairavo neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų ar psichiką veikiančių psichotropinių medžiagų, tai tuomet automobilis gali būti sulaikytas ilgesniam laikui, bet teismui išnagrinėjus bylą ir paskyrus baudą ir ją sumokėjus, vairuotojas gali atsimti transporto priemonę. Tai tas terminas gali užtrukti nuo 2 iki 3 arba ilgiau. Tęsime konkursą Gatvių reporteris. Šioje rubrikoje rodome žiūrovų nufilmuotas situacijas keliuose ir gatvėse. Pradėsime nuo kelionės užsienyje. Alvydas nufilmavo lietuvių vairavimo ypatumus Lenkijoje. Kelias Suvalkai Kalvarijos. Dviguba ištisinė linija, iš priekio važiuoja mašinos, bet šio automobilio lietuviškais numeriais vairuotojas rizikuoja, lenkia ir nepaiso kelių eismo taisyklių. O po to kaimynai kalba, kad lietuviai visi tokie, rašo autorius. Gaila, kad dėl kelių gaidelių susidaro tokia nuomonė apie visus. Matome, kaip automobilis lenkia, kirsdamas dvigubą ištisinę liniją ne vieną kartą. Kitos mašinos priverstos stabdyti, kad tik užleistų gaidelį. Šis vairuotojas žūtbūt nutarė taranuoti mandagų autorių, pasitraukusi iš savo eismo juostos, kad praleistų mašinos vairuotoją, kuris beje prieš pajudėdamas turėjo įsitikinti manevro saugumu ir praleisti kitus. Tačiau kažkodėl jam prireikė iškart rikiuotis ne į pirmą, tai yra dešinę, o net į antrą juostą. Ufonautas, ne kitaip. Juk kiekvienas turintis vairuotojo pažymėjimą bent jau tokius dalykus turėtų žinoti. Dar vienas ufonautas. Kaip kitaip galima pavadinti vairuotoją magistralėje antrą eilę važiuojantį 50 km/h greičiu? Trukdo eismui ir kelia pavojų. Juk tokį lenkti dešinę eismo juostą labai pavojinga. O ką belieka daryti? Negi visas rautas 100 km vilksis paskui lėtaeigį. Dabar pažiūrėkite, kaip traktoriaus vairuotojas taupo kelionės atstumą. Čia apsisukti draudžia ženklas, nes nėra papildomos lėtėjimo juostos, o leidžiamas greitis šioje atkarpoje net 70 km/h. Tad tokie manevrai pavojingi. Dar vienas netikėtas traktoriaus manevras. Kažkodėl jam reikėjo persirikiuoti prieš pat autoriaus automobilį, kuriam teko smarkiai stabdyti. Posūkio signalą įjungė tik rikiuodamasis, o ne perspėdamas. O juk iki artimiausios sankryžos dar net keli šimtai metrų. O dabar atsakykite į klausimą, ar prie pėsčiųjų perėjos artėja pėsčiasis, ar prie automobilio prieina jo vairuotojas, palikęs mašiną prieš pat pėsčiųjų perėją.
Saugos bendrovė, kurios automobilis čia stovi, turėtų saugoti žmonės. Bent jau šiuo atveju tikrai ne. Juk sustojo taip, kad nesimato, kas eina perėję. O galėjo sustoti bent jau 5 metrus prieš ją. Juk dėl to tikrai nebūtų ką nors labiau išgelbėję. O pėsčiai išgelbėti galėtų. Panašių vaizdelių gauname daugybę. Policijos pareigūnai matyt tokiems pažeidimams skiria per mažai dėmesio. Pėsčiųjų perėjose žuvo daug žmonių. Viena priežasčių – prastas matomumas dėl pernelyg arti perėjų stovinčių automobilių. Šioje vietoje Šeškinėje Vilniuje beveik visada stovi automobilis prieš pat pėsčiųjų perėją ir dar įkypai, tad visada užstoja pėsčiųjų perėją. Tokiems vairuotojams priminsime, kad draudžiama statyti automobilį pėsčiųjų perėjose ir arčiau kaip 5 metrų atstumu prieš jas. Štai pavyzdys demonstruojantis, kaip posūkio signalas gali padėti išvengti avarinės situacijos. Žalias automobilis lenkdamas pastebėjo priešais važiuojančią mašiną. Vietoj to, kad parodytų posūkio signalą ir persirikiuotų į dešinę, kur dar buvo pakankamai vietos, pirma paspaudė stabdį, o tada, kai jau neliko vietos, drastiškai rikiavosi į dešinę. Autorius to nesitikėjo, nes nematė priešais važiuojančio automobilio. O juk pavojingos situacijos galima išvengti itin paprastu būdu, kurį jau daugiau kaip prieš visą amžių sugalvojo automobilių konstruktoriai. Tai posūkio signalas. Tokios oranžinės mirksinčios lemputės. Matyt, ne visi pamena jas turintys. Šiemet žiema nelepina sniegu, tad vaikučiai stengiasi išnaudoti kiekvieną progą juo pasidžiaugti. Tačiau kartais tai daro labai pavojingai. Nors keliuose sniego nėra, tačiau ir tokiomis sąlygomis jie gali būti slidūs, jei nepasirenkate saugaus greičio. Nors ne kartą laidoje rodėme, tačiau dar kartą norime priminti važiavimo taisyklės aikštelėse. Teritorijose, kuriuose nėra kelio ženklų nurodančių pagrindinius ir šalutinius kelius, reikia vadovautis vadinama dešinės rankos taisykle. Tačiau apie ją daugelis vairuotojų pamiršta, kaip ir šiedu, nepraleidę kliūties iš dešinės ir galvojantys, kad pagrindinis kelias yra tas, kuris tiesesnis. O dabar neatsakingas mamos elgesys. Sunku suprasti, kaip taip galima elgtis, rašo autorius Gytis. Juk čia nėra pėsčiųjų perėjos, o moteris vežimėlį su vaiku išstumia į važiuojamąją kelio dalį, net pirma savęs. Štai ką rašo mums Justinas. Norėjau nufilmuoti šį automobilį užšokusį ant saugumo salelės, bet mano dėmesį patraukė nepaaiškinamas reiškinys. Kokį šviesoforo signalą matote? Niekaip negaliu suprasti, kodėl jo nemato šie vairuotojai. Ir dar pora vairuotojų, neskiriančių šviesoforo spalvų, net labai rizikuojančių, kaip šis. Apie gudrius vairuotojus mes jau kalbėjome ir juos rodėme. Parodysime ir šį kartą. Štai kaip bandome apgauti kitus. O gal save? Atkreipkite dėmesį, kokią kryptį rodo rodyklės ant kelio. O į kurią pusę važiuoja šis automobilis? Ir kaipgi jis čia atsirado? Šį vaizdelį autorius pavadino kačių migracija. Deja, tai ne kurmis, o katinas. Tikėkimės, ne juodas. Nu, čia pėsčiųjų migracija. Šie tai tikrai ne juodi, bet tik per plauką liko sveiki gyvi. Tomas rašo. Vairuotojas sukėlė avarinę situaciją, sukdamas į kairę sankryžoje, tiksliau, mane joje lenkdamas. Po to važiuodamas nepraleido pėsčiųjų, nors akivaizdžiai matė, kad jie jau žengė į važiuojamąją kelio dalį ir kitoje eismo juostoje važiavęs automobilis jau buvo sustojęs juos praleisti. Primename, kad ir kitą pusmetį geriausių vaizdelių autorių laukia bendrovės Altas prizai. Apie juos paskelbsime sausio gale. Pabaigai štai toks vaizdelis. Autorius Gytis rašo, prieš mane važiavusio automobilio vairuotojas pražiopsojo pėsčiųjų perėją, bet jo reakcija tikrai gera.